Labas rytas. Šiandien arčiau ekranų kviečiame visus tuos, kurie nori gerai jaustis ir puikiai atrodyti. Juk ne veltui sakoma, kad sveikame kūne sveika ir siela. Kai to pasiekiame, įsivyrauja harmonija, kurios, sutikite, kasdieniam gyvenime labai trūksta. Šio ryto tema – dailių kūno formų puoselėjimas. Netrukus apie tai kalbėsime su gydytoja, dietologe mūsų rubrikoje Sveikata lygu grožis. Rudenį kiekvienas mūsų, kuris per daug pasidavė vasaros vaišėm ir pagundom ir įgijo keletą papildomų kilogramų, savo kelia vienintelį tikslą – nuo rugsėjo metu svorį. Ir tuomet ieškome įvairiausių dietų, kartais dėje. Atsitinka taip, kad žmonės ir išvis pamiršta valgyti. Apie šias nuolatinį galvos skausmą ir stresą kūnui keliančias problemas šį rytą mes kalbame su profesionalu. Tai yra gydytoja dietologė Daiva Čižauskaitė. Labas rytas, gydytoja. Labas rytas. Taigi pirmiausia, apie tai, ar mityba įtakoja mūsų svorį. Be abejo, mityba tikrai įtakoja mūsų svorį. Jau prieš 2000 metų senovės gydytojai pastebėjo, kad sveikata ir mityba yra glaudžiai tarp savęs susiję dalykai. Todėl ir dabar jau tas yra patvirtinta ir įrodyta, kad labai svarbu žiūrėti tai, ką mes valgome. Be abejo, ne tik maistas turi poveikį mūsų sveikatai, bet ir paveldimumas, amžius, fizinis aktyvumas, kas beje taip pat yra labai svarbu, nes šiai dienai mes labai daug sėdime, daug laiko praleidžiame prie televizijos, prie kompiuterio, mažai vaikštome, daugiau naudojamės visuomeniniu transportu ar asmeniniais automobiliais. Todėl dar kartą pabrėžiu, reikia judėti ir judėti. Kokios yra pagrindinės sveikos mitybos rekomendacijos? Na, sveikos mitybos rekomendacijos būtų pirma, tai tikriausia pagrindinė, kad valgyti kuo daugiau įvairesnio maisto įvairovė ir maistas turi būti pilnavertis. Tai viena. Kitas dalykas, kad riebius maisto produktus reikėtų keisti liesesniais. Riebę mėsą, tai yra keisti liesesnę, pakeisti paukštieną žuvimi, beje, Lietuvos gyventojai labai mažai vartoja žuvies, į tą reikėtų atkreipti dėmesį. Taip pat daugiau ankštinių daržovių, riebius pieno produktus keisti į liesesnius, daugiau valgyti rūgščių pieno produktų, daugiau gyvulinės kilmės riebalų pakeisti į augalinės kilmės riebalus, tai yra daugiau vartoti aliejų. Mažiau rafinuoto maisto valgyti, tai yra saldumynų, saldžių gėrimų, sūdyto maisto, druskos tai yra. Kokia yra žala mūsų kūnui, mūsų sveikatai, organizmui būtent dėl nutukimo? Na, nutukimas šiai dienai yra visuomenės problema. Ir apie nutukimą aš labai plačiai nekalbėsiu, tikrai yra pakankamai informacijos, tik tai paprasčiausiai priminsiu pasiekmes, o pasiekmes yra tikrai nekokios. Tai nuo antsvorio didėja kraujospūdis, gali atsirasti antro tipo cukrinis diabetas, aterosklerozė, didelis krūvis yra sąnariams, vystosi artrozė, spaudžiami plaučiai, padidėja širdies darbas, jinai pakankamai yra apkrauta. Vienam ir 2 kilogramai jau yra bloga savijauta, o kitas, kaip jūs sakote, iš tikrųjų turi tikrą antsvorį. Iš ties tai yra šių dienų problema, todėl klausiu, kaip atsikratyti to antsvorio. Tai būtų taisyklinga mityba, turi būti režimas, reiškia stengtis valgyti kasdieną tuo pačiu laiku, reguliariai ir maistas turėtų būti porcijuojamas. Nevalgau tiek, kiek noriu, bet valgyti porciją. Tiek, kiek reikia organizmui. Taip, patenkinti savo poreikius, bet nedaugiau. Ir judėjimas, dar kartą vėl grįžtų, judėjimas. O koks turi būti tas aktyvumas? Aktyvumas. Galime eiti pasivaikščioti, galime plaukti, galime važiuoti dviračiu. Šiai dienai dar oras mums leidžia tai daryti. Žiemą gal yra sudėtingiau, bet eikime vaikščioti. Suaugęs žmogus turėtų vaikščioti ne mažiau valandą. Nėra blogo oro, ar ne? Nėra blogo oro, yra bloga apranga. Taip. Ne mažiau valandos. Kuo daugiau, tuo geriau. Nes judant juda mūsų raumenis ir kartu skatina limfos judėjimą, limfos cirkuliavimą, o limfa mums taip pat yra labai svarbi, kuris šalina iš organizmo toksinus, papildomai susikaupusi skystį, šlakus, tai yra labai svarbu. Ne tik raumenims, bet ir limfai mūsų, kuri dar vienas
labai svarbus akcentas yra mūsų O organizme. masažai, aš net apie limfodrenažį nežinau. Taigi... Be abejo, masažų yra įvairių rūšių, taip, masažai labai tinka. Tam, kas neturi galimybių išeiti pasivaikščioti, pasportuoti sporto klube. Šiai dienai yra ir kombinuotų masažų. Tai yra masažai su fiziniais pratimais. Oho. Taip. Kiek daug svarbios informacijos šį rytą išgirdom, pabaigoje mūsų pokalbio ne tik dėkoju, bet labai linkiu, kad jūs artimieji, mes, mūsų žiūrovai, visi būtume sveiki ir gražus. Ačiū Jums. Norėdamos atrodyti puikiai domėmės naujausiais tobulos figūros puoselėjimo būdais. Limfodrenažinis masažas. Mitas ar reali nauda? Geriau vieną kartą pabandyti, negu 10 kartų išgirsti. Einam. Ruošdamasi šiam masažui pirmiausia pasiteiravau, ką turėčiau atsinešti. Tiesą sakant, nustebau, išgirdusi, kad reikia kūną aptempiančių drabužių. Jei išgyvenate dėl savo kūno formų, nereikės jaustis nepatogiai. Kitas pliusas tai, kad masažą atlieka ne žmogus, kuris gali net nevalingai perduoti savo energiją jums, o štai toks roll shaper aparatas su besisukančiais rutuliukais. O masažavimo principas toks pat kaip ir įprasto rankomis daromo masažo. Jaučiausi pakankamai gerai. Jutau, kaip masažuojamos kūno dalys kaista, šypsojaus. Pagaliau, veiksmas prasidėjo. Kol aparatas kruopščiai atlikinėjo savo darbą, mano pašnekovė Neringa papasakojo, iš kur atkeliavo limfodrenažinio masažo idėja. Pati pirmoji idėja mūsų žiniomis istorinėmis tai buvo Vokietijoje, pokaryje, kai buvo daug karo veteranų ir daug traumų. Būdavo sanatorijose naudojami reabilitacijos namuose maži ratukai tam tikrom traumuotom vietom kraujotakai pagerinti. Vėliau keičiantis laikams, keičiantis masažo tikslams, buvo adaptuota į didesnį daiktą kartu su kompiuteriu ir gavosi va toks rezultatas. Ir mes lieknėjom jo pagalba. Limfodrenažinio masažo metu galima ne tik ženkliai sumažinti kūno formas, bet ir pasikonsultavus su studio figūra konsultantėmis, kurios patars, kaip derinti maistą, sportą ir šį masažą, numesti svorio. Atkreipkite dėmesį, kad vieno masažo neužtenka, reikia 10 masažų kurso, kurio kaina tikrai neišgąsdins. Jei sulygintume su rankomis daromu masažu, sumokėsite tik trečdalį įprastam masažui skiriamos sumos. Tai dar vienas limfodrenažinio masažo pliusas. Be to, procedūra užtrunka vos valandą. Įprastų masažų tą patį rezultatą pasiektume tik po 3 valandų. Tikriausia dabar žiūrėdamo šį reportažą galvojate, bepigu gyventi didmiesčiuose, o ką daryti nedidelių miestelių gyventojams? Mūsų atsakymas turėtų jūs pradžiuginti. Studio figūros studijos yra ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir daugelyje mažų miestelių. Daugiau informacijos rasite internete www.studiofigura.lt. Na ir pabaigai. Per savo žurnalistinę karjerą teko kurti įvairius siužetus apie svorio reguliavimą. Tačiau turiu pasakyti, kad šį kartą reali nauda yra. Šlaunų vidinė pusė nors ir po vieno karto tikrai tapo stangresnė. Tad ieškau laiko savo būsimoje dienotvarkėje dar 9 masažams, nes noriu jaustis puikiai, o mes moteris juk esam tikrai to vertos.